labai malonu matyti jūs visus čia susirinkusius tokį gražų penktadienio vakarą ir tokią gražią šventę. Labas vakaras. Labas vakaras, Seka. Iš tikrųjų labai džiugu matyti žmonės, kurie yra tikrieji miesto šeimininkai. Tie, kurie tikrai jaučiasi esą miesto šeimininkai. Jie nelaukia, kol jiems kas nors padarys, atneš, jie ima, veikia, daro ir štai miestas turi įvairių renginių, įvairių sporto aikštelių. Na, iš tikrųjų, jūs šiandien mes jums vakare pristatysime, kiek nuveikė 5 miesto bendruomenės. Taip, iš tiesų, pristatysime visas vietos bendruomenių tarybas, supažindinsime su nuveiktais darbais per beveik 2 metus. 5 bendruomenių tarybos kaip 5 rožės vėl. Iš tikrųjų, labai gražus palyginimas, kaip miestui Alytui turėti baltos rožės simbolį ir kad 5 bendruomenės tai yra 5 rožės žiedai. Tai tikrai labai gražu. Noriu dar pasakyti, kad šiandien vakare mums kartu Juozui Regliai padės vesti renginį Laima ir Živilė. Jos gestais verčia šį renginį. Tad, labai šaunu. Kiekviena miesto bendruomenė yra savita ir išskirtinė. Vietos bendruomenių tarybos organizuoja įvairius renginius, prisideda prie įvairiausių aplinkos gražinimų, skatina visus savarankiškam, aktyviam bendradarbiavimui. Kiekvienoje bendruomenėje yra be galo įvairiausių žmonių. Taip, iš tiesų, ir šiandien bus proga mums susipažinti su pačiais aktyviausiais bendruomenių nariais ir pradėti turbūt tą pažintį. Mes norėtume nuo Dainavos Panemunės vietos bendruomenės tarybos. Dėmesio į ekraną. Dainavos Panemunės bendruomenė įkurta 2012